Tai trenerė atrodo ilgą laiką kontroliavo rungtynes, turėjo trečiam ketvirtyje +10 ir kas atsitiko, kad leidot varžovėm grįžti? Nu, tai jeigu žaidėjos nekovoja, tai ką treneris gali padaryti? Nieko. Pralaimėta žiauriai lenta. Per pusę kamuolius pralaimėjom. Tiek puolime, tiek gynyboje, vadinasi, jeigu mes leido mums atakuoti iš toli, vyksta metimas, niekas neina ant kamuolio. Galvojo viską susimes. Procentas tritaškių yra prastas, kamuoliai pralaimėti, toj pasiekoj gavom greitus metimus ir varžovas gerai sukovojo šiandien. Mes prastai. Svarbios rungtynės buvo šitos, bet yra kaip yra. Ketvirtas kėlinys, lieka 1 minutė ir prie komandinių pražangų grafos yra 0. Jūs kaip patyrus trenerė, 0 pražangų ketvirtam kėlinį, ar tai yra privalumas ar minusas? Minusas. Jeigu aš sakau, perimt kamuolius ir galima bauduoti ir eit va bank, nu, bet negyvi žaidėjai. Sunku. Nu, prastos rungtynės šiandien.